Sveiki, mano dvasiniai diplomatai iš viso pasaulio. Su jumis pastorius Markas Burnsas. Aš toks laimingas ir kupinas jaudulio. Mes turime naują paskirtą datą, kai dvasiniai ir religiniai lyderiai iš viso pasaulio susirinks Vašingtone, Kolumbijos apygardoje. Sausio 22 dieną ant Kapitolijaus kalvos imamai, rabinai, pastorai ir kunigai, visų pasaulio religijų atstovai kalbės vienu balsu ir pareikš: mes ginsime religinės laisvės visame pasaulyje. Mes stovėsime kartu, kad padėtume nutraukti konfliktus. Mes pasitelksime lyderių tinklą, pasaulinius lyderius, dvasinius lyderius iš viso pasaulio, dirbančius tiek dvasinėje srityje, tiek politikoje, gebančių savo šalyse vesti dialogą, stabdyti smurtą, spręsti konfliktus ir priminti pasaulio valdovams apie jų tikrąją paskirtį. O jų paskirtis – būti taikos lyderiais ir tarnauti tiems, kurie neturi balsų, žmonėms, kuriems jie buvo išrinkti atstovauti. Todėl jei laikote save dvasiniu diplomatu ir jaučiate, kad tai yra jūsų pašaukimas, nepriklausomai nuo jūsų tikėjimų, kviečiu jūs apsilankyti svetainėje spiritualdiplomats.org ir nemokamai užsiregistruoti. Atkreipkite dėmesį, vietų skaičius yra griežtai ribotas. Jau gauname šimtus paraiškų žmonių, kurie planuoja atvykti į šią konferenciją sausio 22 dieną, čia, į Vašingtono Kolumbijos apygardą. Jei jūs užsiregistruosite ir atvyksite, tai gausite specialų dvasinių diplomatų ženklelį, kurį dovanojame kiekvienam, nusprendusiam tapti šio pasaulinio proceso dalimi. Dvasiniai diplomatai, prisiminkite, mes nenešiojame ginklų, mes kartu nešame Dievo išmintį ir tikėjimą viso pasaulio labui. Veikime išvien. Vienykime tautas ir valstybės ir stabdykime konfliktus planetoje. Susitiksime sausio 22 dieną čia, Vašingtone, Kapitolijuje.